ką, hebrytė, pradėsiu savo kelionę šitaip, nuo kolonėlės. Tai va, jums įdomu viskas, kas yra Amerikoje, ne, parodysiu. Va, tokia kaina yra 93 benzino. 93 tai čia kaip pas mus 98, va, matot. 13 beveik galonų tilpo į tuščią baką. Prisipyliau savo tą audelę. Nu ir ką, lėksiu išbandyti. Laukia ilgas kelias, 850 km kažkur. Štuka 7 pirmyn atgal. Pažiūrėsim, kiek kuro užteks. Persiktačiau viską ne į kilometrus, bet į Celsius. Užsiveda. Jau rašo, kad reiks už 2000 keisti tepalus. Ir ką, važiuosim, matot, bardakas koks pas mus kolonėlėse. Įsivažiuoja, lipa per galas viens kitam. Aš neatsilieku. Lėkiu tada į savaną hebrytę. Manau, patiko praeitas mano video. Daug sužinojot, dar daugiau sužinosit ateityje, tikrai pateiksiu įdomios informacijos, nes būtent Savanoj yra dar viena įmonė, kuri labai pikta ant manęs už tai, kad aš darau va tokius video, kad rodau, kad traukiu klientus pas save, nors patys dirba labai negražiai ir labai netaktiškai, vilioja klientus autopliuse, skambinami, susirasdami mašinas iš Amerikos, skambina mano klientam, vilioja juos per autopliusą, sako, kam jūs perkat per tą Tautvydą, pirkit pas mus, mes žymiai geresni. Dirbau aš su jais, dabar su jais dirba ir Skirmanto Malinausko personažai Kotletai tie buvusiai, dirbo ir prieš tai, būtent ten ir vyko mašinų perpardavinėjimas, tai būtinai apie tai papasakosiu, kaip man sekės dirbti, o sekės labai sunkiai, buvau irgi, kaip ir pasakoju, apgaudinėjimas, ne, ten išrašo vienus invoisus, po savaitės invoisai pabrangsta. Tai va tokių visokių video pateiksiu, pasidalinsiu, gal ir jums pravers, jeigu norėsit dirbti su kažkokia tai kompanija, žinosit kokie atsiliepimai, nes apie tą kompaniją atsiliepimai, žinokit, Lietuvoje buvo iš visų vienodi, kad pastoviai mašinos pabrangsta pakeliui. Tai va, tokie reikalai. Važiuoju hebrytę ir dalinsiuos vaizdais jau iš kelionės. Nu tai ką, mano žiūrovai, keliaujame visada su šeimyna pro šitą vietą ir niekada niekaip neužsukam. Tai noriu jums parodyti va tokią parduotuvėlę. Žiūrėkit. Čia rašo, kad pardavinėja šviežius riešutus, vaisius ir taip toliau. Visokius velnius. Va, matot. S4 kol kas iš tikro grįžtant prie mašiną, nukreipsiu temą. S4 kol kas laikosi labai gerai. Važiavau aš su ją grubiai 95-100 mylių per valandą visą kelią, tai vidurkis kokį 10 litrų, man rodo, 9 kablis kažkiek rodo, tai tokie reikalai su ja, tokia jos apžvalga, jau apėjo, matau, visokiais gyviais, bet važiuoja puikiai, nieks netraška, nieks nebarška, jokių garsų, tai toks test drive'as bus padarytas, o dabar ką, reikia eiti vidų, nusipirkti kažkokių riešutų jaučiu, turbūt, pažiūrėti, kas čia viduje, tai einam parodysiu. Kaip viskas atrodo šičia, ne? Matot, visko, net fejerverkų yra tokia. O, aligatoriai, žiūrėkit, kokie. Čia nežinau, netikri turbūt, plastikiniai. Bet viską, matot, viskas, kas susijęs su Florida. Yra, žiūrėkit, vietinis vynas, sirupai visokie. Nesu bandęs, gal reikės pabandyti. Užkalbino mane parduotuvės savininkas, pradėjęs viską rodyti, man siūlyti, sakau, duok man kažko, ko visi perka, ko visi čia sustoja, tai jisai man pridalino, žiūrėkit, riešutų, va tokio vyno, kurio paragau teksiu grįžęs. Tai va, toks mano lauknešėlis kainavo nei daug, nei mažai, $67. Tai įsivaizduojat, kokios kainos. Net kaime nėra pigu. Nu ką, aš dedu gazą hebrytę, varau toliau, reikia sustoti dar užsipilti kuro. Iš tikrųjų, Nu ką, hebrytė, atsiradau jau Savanoj, kaip matot, vakar vakarė atvažiavau.
Nu tai ką, Dukė išlaikė kelionę, viskas ok, jokių čekų, jokių problemų, kaip sakant. Vidurkis gavosi 9,5 litro, tai kaip ir visai neblogai skaitau. O, parodysiu savo bardakėlį, visą purviną jau apibėgus, matot. Tai va. Nu ką, visiems labas rytas iš, saulėtą savanų, bet žinokit, žiauriai šalta, matot, su striuke vaikštau. Tai ką aš jums norėjau parodyti. Šiandien krausim 3 konteinerius ir parodysiu jūsų pirktas mašinėlės. Va, ir parodysiu, aišku, kaip kas kraunasi. Va, matot, sandėly jau bruzda veiksmas, jau yra po 8:20. Privet. Tai, va, matot, krauna kažkokia Toyota, 3 konteineriai privežti. Dabar aš jums parodysiu mašinėlės, kurias jūs nupirkot. Tai pakraus šitą Volvo XC60 T6 AVD, va mano kliento, jinai taip atrodo. Kaip tik žmogus atsiuntė nuotraukas, sako, nepamirš pafilmuoti, tai va, filmuoju. Tai matot, yra lempas tokias apėjusios jau, reikės poliruoti, yra, matot, bamperis pabraižytas. Va, ką dar galiu parodyti, šitą lempą irgi apėjus, labai dideliam purvynė jinai. Rakto jinai neturi, bandžiau užvesti jau, bet jinai neturi, bus sandėly raktas. Matot, salonas gan gerai išsilaikęs. O taip atrodo galas. Yra panoraminis liukas. Ką aš dar galiu parodyti. Labai didelis čia yra purvynas, žinokit, bet kaip visada galinis bamperis ane pavarytas. Rodysiu dar šoną. Yra, matot, čia šonas apibraižytas. Palankstytas lengvai, tas jau visas, aišku, matėsi nuotraukose. Vis tiek surodau, parodau. Vidrodėlis liktai gražus, bent jau kiek matosi. Va, tai tokia Volvelė, žinokit, neatsimenu, už kiek pirkau, už kiek pardaviau, bet man atrodo, čia yra viena iš mano parduotų Instagramo storiuose, 13 metų. Šitą iš Orlando, man atrodo, labai pigiai pardaviau. X1, pirktas sandėlių, jo video jau dariau praeitoj serijai iš Savanos. Galit pasižiūrėti, toks baisoklis irgi, ne? Ir mūsų, sakė, nenorima jo nevadint, sakė, vadink mane Vilmantu, tai jisai žmogus kuria kanalą irgi YouTube'o. Duoda atsiliepimą apie mane tokį objektyvų visiškai. Mano neįtakojama, tai žmogus pasakoja, kaip jiems sekasi iš Amerikos nusipirkti, sakė, pirko vieną mašiną, nusipirko 4 azarto pagautas. Nu, tipinė istorija, žinokit, iš Amerikos perkančių, tai ir man taip pat panašiai buvo. Va, žiūrėkit, yra pabraižytas čia, jau aš jau dariau jo apžvalgą irgi Instagrame. Yra priekinis bamperis pavarytas, yra priekinis bamperis, va. Žiūrėkit, čia pabraižyta. Va, ką dar galiu parodyti. Nu, visur tokių lengvų įbrėžimų, va. Jinai turbūt ne veltui Kopartis rado, nežinau, žinokit, jos istorijos, jisai pats viską tikrinosi, pats viską žino, jis žino daugiau negu už mane. Čia galvoju, jau jį reiks įdarbinti, nes jis jau taip viską ištraukė tą visą informaciją iš visur, kur įmanoma, kad net aš pats tik nerandu. Va, čia yra visokių pabraižymų, va, matot, ne? Tai jisai BMW-se, mačiau, gaudasi gerai, sakė, dėsim paketą, šito nežinau, bet irgi jaučiu, kad dėsim paketą. Va, yra čia pabraižyta, va, visur, va, tokie patarkavimai, nežinau, ar matosi, čia dabar tai prieš saulę gaunasi filmuotai. Va, yra bamperis pabraižytas, visas irgi nutarkuotas. Čia, visas tenai. Tai va, tokie reikalai su šituo BMW. O aš keliausiu filmuoti toliau, dar parodysiu, žiūrėkit, gal saloną, ne? Salonas atrodo taip, visiškai jisai palyginus gyvas, nesutrintas, aišku, kaip visada yra sutrintas vairas ir šitos rankenėlės, čia jau BMW lyga, matot, net izolkė užklijuota, bet šiaip, o, hedapas yra, žiūrėkit. Tvarkingas šiaip salonas, tvarkingas salonas. Va, ratų prašosi, ne, verkiant. M paketą prašosi verkiant. Tai Vilmantas sudės gal. Gal nesugadins BMW vardą, ne, Lietuvoje, gal sudės M paketą su ratais. Tai va, Volvikė keliauja, kaip sakiau, ne, į Klaipėdą. Ką dar galiu parodyti? Hebra tenai krauna. Pluša. Čia va dar mašinėlių surikiuota
irgi keliaus šiandien krausis, kaip suprantu, irgi Klaipėdą. O man reikia surasti savo mašinas, pafilmuoti jum tai, ką pripirkot ir ką, pradžiuginti jūsų akis vaizdais iš savanos, aš taip įsivaizduoju. Jūs to laukėt iš mano video. O man, žiūrėkit, dar uždavė iš tikro klausimą. Sako, vienas klientas sako, o kodėl vertas, ne kodėl vertas, sako, kodėl turėčiau pirkti per tave. Tai aš atsakiau, o kodėl ne per mane. Ne, iš tikrųjų, jokas juokais, bet Amerikoje yra labai populiaru, ne pagirti save. Tai pasinaudosiu gal progą irgi, papasakosiu, kad hebra, visada dėl jūsų paspaudžiu, matot, važiuoju po terminalus, filmuoju, spaudžiu šiperius, kad greičiau krautų, tai visur dalyvauju, pats krovoju. Tai manau, mano didžiausiai yra pliusai tie, kad aš visada čia vietoj, kaip sakant, present, važiuoju ir į New Yorką, bet rytoj išskrendu į New Yorką, važiuoju visur dalyvauju, visur paspaudžiu. Antras dalykas, visada atvažiuoju, sufilmuoju mašinas, va taip pat, parodau, ką jūs pripirkot, matot, viską supasakoju. Nu ir trečias dalykas, turbūt esminis, pagrindinis, tai kad pas mus viskas, kaip jau praeitoje laidoje pasakojau, viskas vyksta pas mus skaidriai. Jūsų automobilius perkate savo vardu, jūsų automobiliai keliauja jūsų vardu ir jums nekyla jokių baimių ar, kaip čia pavadinti, pavojų, kad jūsų tą automobilį areštuos, jisai dings kažkur ar kažkas su juo įvyks. Visos prekės yra įsigyjamos jūsų vardu ir automobiliai keliauja jums. Jūs sumokate pavedimu, viskas vyksta oficialiai. Tai manau, bijoti tikrai nėra ko. Tai tokie pagrindiniai mano darbo teigiami aspektai, tokie, nežinau, turbūt dealmakeriai, ne, pavadinkim, nes, tą daryti darbą, kurį aš darau, yra tikrai, patikėkit manim, labai daug energijos atima ir labai daug atima laiko, energijos ir netgi pinigų, va taip pasakysiu. Kainuoja bilietai, kainuoja kuras, kainuoja viešbučiai visur, va, kur važiuoju, reikia viešbutį apsistoti, reikia pirkti bilietus į New Yorką, va, pavyzdžiui, bilietas pirmyn atgal kainuoja apie $350. Skrendu minimum 3-4 kartus į mėnesį, tai jūs įsivaizduokit, kiek pinigų išsileidžia vienam bilietų, o visas dar kas aplinkui, žinokit, susideda, tai kuras, parkingas oro uoste ir taip toliau. Žinokit, viskas tas atima, aišku, aš labai dėkingas, kad jūs perkat daug, aš uždirbu tikrai neblogai ir galiu sau leisti va taip keliauti ir rodyti jums video. Tai manau, jūs tą įvertinat ir matau, kad jūs įvertinat palei rezultatus, o va dar parodysiu vieną, žiūrėkit, GLA, tai jį irgi sudėjau krauti jau, va, toks Mercedes GLA, atvažiavęs iš insuranso, sudėjom mes įkrauti, yra liktai titlas, viskas, mačiau, kad paprūvino, va, toks Mersiukas 16 metų, tai va, klientas nusipirko, dabar neatsimenu, iš Vilniaus liktai, va, dailus šitas labai ir nėra jisai baisiai muštas. Ką aš jums dar galiu parodyti, Patarkuotas, kaip visada, bamperis galinės. Kažkur mačiau, va, čia įlenkimas, čia kažkokie pabraižymai, čia pabraižymas. Va, čia pavarytos duris, taip jau labiau. Veidrodėlis lyg ir sveikas atrodo, žinokit, labai saulė plėskė. Va, taip jisai pametė, va, bamperį matot, atkabino, bet toks vaizdas, kai jisai tik tai atkabintas, nes lempos vietoje ir pritvirtintos. Jo, toks vaizdas, va, čia kažkur va gavo į šitą pusę, ne, va, sulankstą sparną, va, matot, ne, čia trūksta lempos. Nu, yra apardyta, turbūt, jo, draudimas spardė, turbūt draudimo, matot, yra jau nuardyta, čia skilės yra stiklas ir čia, ir ten, va, matau, tai stiklą reiks keisti. Matot, išardyta yra, veidrodžiai nėra, rankinėlės nėra. Va, kažkas sudėta, čia spėjau kilimėliai, jo, kilimėliai Mersiuko. Nu, salonas tai labai purvinas. Matot, atkibų sėdynė, panoraminis stogas, o čia pradeginta jau, kvepia. Salonas labai iš tikrųjų kvepia. Tai va, bet purvinas. Ir gyvybės jame nėra, tai atidarysiu va taip. Čia dar žiūrėkit, yra sudėtos dalis. Prieit sunku, bet, lemba, žinokit, labai sunku prieit, nes bagažinė neatsidaro. Štai pabandysiu gal atlenkt sėdynės. Ne, bagažinė. Žiūrėkit, atsidaro bagažinė, nors nieks nesišviečia. Nu, tai pažiūrim, žiūrėkit, kokį maišą gaus iš insuranso. Tai va, pažiūrim, ką čia turim. Turim lempą sudaužytą, turim veidrodėlį,
Ir turim dar kažkokių plasmasių krūvą. Nežinau, ar kažką pamatė tam raudonam fone, bet dalykai yra. Tai jie ir grįž. Nepergyvenk žmogau. Nieks jau jų čia savanoje neištrauks. O, užsidarė bagažinė. Padangos. Bliam, žeminė, žiūrėkit, padangas, ne? Jo, atrodo, kad žeminės padangos. Padangos gan neblogas dar. Prieki biški jau plikesnis. Tai va, tokia ta apžvalga su GLA, o dar liūdnesnė istorija papasakosiu, tai va šitas X6, žinokit, vairuotojas tada pavogė taitlą, tai tą X6, atsimenat, vieną pirmųjų mano mašinų, tai jau 2 ar 3 mėnesiai stovi. Nepasikrauna, tai įsivaizduokit, kaip man sėdi ant galvos šitas reikalas ir prieš klientą ant kiek nepatogu. Tai insurance užsakiau duplikatą aš jos, bet jie vis dar neturi, aš į savaitę 2-3 kartus dėl visų taitlų turiu tokias ruošinukus e-mailo, tai kiekvieną kas antrą dieną, tai pirmąją, trečiąją, penktadienį įsiunčiu jiem aukcioną, bet jie dar neatsakė teigiamai. Tai ką, laukiam. Va, toliau dar reikia eiti surasti savo mašinėlės. Tai palei Vinus susiieškosiu ir pafilmuosiu chebrytę. Nu tai ką, chebrytė, tęsiam savo pasivaikščiojimus. Tai va toks paskenduolis Jaguaras, žiūrėkit, atvažiavo Jaguaras čia į savaną pasikrauti Lietuvą, labai gražiai atrodo, jis toks Aston Martiną lengvai primena. Tai va, oranžinė, tokia graži spalva, man oranžinė, žinot, jau patinka. F-Type S, va matot. Gražiai atrodo. Didelių kažkokių, žinokit, pažeidimų nematau, yra veidrodis suskaldytas karbonas, bet jis toks netikras tas veidrodis, matos. Yra tos lempos tokios biški, žinot, kaip faded, kaip čia dabar lietuviškai pavadinta faded. Nublukusios, ne, jas reikės poliruoti, apėjusios tokio sluoksnio. O visur tas karbonas, jis toks labai apsinešė, žinokit, jaučiu, kad bus netikras. Šitas veidrodėlis lyg tai sveikas, bet yra, va čia irgi užkabinta. A jo, matosi, kad čia užklijuota ant viršus. Labai jau nekokybiškai. Tai va, toks Jaguaras. Nusipirko jisai Kopartę, važiuos į Klaipėdą. Paskendo jisai. Ir matot, tikras skenduolis jau nesumaišysi. Jūros vandens gavęs visas. Smėlio pilna. Ir kvapas, žinokit, jau nekoks. Visur viduj karbonas. Oranžinė siūlė, Meridian Audio. Šiaip salonas labai kokybiškas, labai gražus. Va, tik tiek, kad čia jau paskendimo būta. Būta tikrojo paskendimo, ne šiaip kokio. Tai jau aš manau, kad vargelio bus. Nežinau, einu aš dar pažiūrėsiu kapotą. Kapotą pakelsiu. Šiaip eidamas aplink kėbulo, žinokit, kažkokių didelių defektų nepastebėjau. Labai gyva mašina buvusi, matos, turbūt prižiūrėjo žmogus iki tol, kol ją sudaužė. Kaip dabar pakelt kapotą? Paprastai tiesiog tai pasikelia. Tai po kapotų matot, reikalai tokie. Neįsivaizduoju, ką čia jums parodyti. Kad atsuksiu tepalą, vis tiek nepamatysim, ar jinai čia turi vandens ar ne, nes ne, čia viskas švaru, kaip sakant. Tai čia jau nepamatysi, čia reikia kelt, išleidinėti tepalą ir žiūrėtis, ar yra jame vandens ar ne. Va, užsidarė. Tai va. Toks Jaguaras. Krausis irgi šiandien arba ryt, jau kaip sakiau, ne su to matyto mašinom. Ir jau jūs jį pamatysit Klaipėdoj. O toliau einam, noriu parodyti dar Volvo S90, kur irgi keliausi Klaipėdą. Va, juoda Volvelė. Irgi sudėjom kraut, labai gerai, sedanas. Man tokios patinka, jūs jau žinot. Tai va, mušimas jos visas į priekį, va. Čia nukentėjo, čia gavo smūgį, va taip va viskas lengvai pasisuko. Va, matot, žibinto nėra, balkis pasisukęs, lonžeronas jau taip lengvai pasisukęs. Kapotas gavęs, stiklas skilęs priekinės, radiatoriai gavę. Na, palaukit. Pabandysiu aš atklijuot, pažiūrėti, kas ten po kapotu. Tai va, po kapotu tokie reikalai. Motoras pagalvė liktai neskilus, nebus paėjęs. Ventiliatorius irgi, žiūrėkit, neatsirėmė. Tai smūgis toks didelis ir nebuvo, bet vis tiek, žiūrėkit, nukentėjo. Ne, ir lonžeronai biškai pasisuko ir priekis visas nusisuko.
Va, taip atrodo, lempa, aišku, sudaužyta. Apačia, va, dar žiūrėkit, apačia kažkoks balkis buvo, matos, trūksta jo. Na, va, saulė iš tikrųjų labai plėskia, ne? Taip trukdo mums daryti apžiūros. Pažiūrim saloną gal. Salonas atrodo, va, kaip šovės vairo ir begas. Lūba, žiūrėkit, koks panoraminės stogas, ne? Ant volvelio šito sedano. Retai pamatysi tokį dalyką. O, kiek vietos, pažiūrėkit. Šakės. Nu, gyvai atrodo, kad čia labai daug vietos. Va, kažkur dar mačiau. Sparnas, žiūrėkit, galinis. Yra va taip, susilankstęs. Va, yra bamperis gavęs. Matote, ne? Čia įbrėžimai visur. Va, žiūrėkit, yra ir dangtis gavęs. Čia bamperis gavęs. Čia irgi, žiūrėkit, šonas visas nutarkuotas. Čia nutarkuota, durys įlinkusios. Va, tokie reikalai su volvelė. Įdomu, veidrodis ar sveikas ar ne? Nu, lyg ir sveikas. Tai va, stiklas kilęs, jau rodžiau. Dar galiu iš vairuotojo pusės užeit. Va, kaip atrodo viskas iš vairuotojo pusės. Nu, ir dar BMW trojkutė F30. Čia prekė numeris 1, ne, Lietuvoje. Va, pažiūrim. Mušimas, va, toks, čia gavo, lempa suvaryta, bamperis jisai visas jau subraižytas, 328, jinai su 2.0 motoriuko, turbininiu, neblogai lekia tas 2.0, žinokit, patikėkit manim, užtenka jie jėgų. Va, nu ir ką, ir pagrindinis smūgis į priekį, linko va balkis, linko radiatoriai, nežinau, ar eis atidaryti, dar pabandysiu, palaukti. Čia yra ką veikti, tą nulupt. Aš gal po to kamerą padėsiu iš šono, tai va dar pažiūrėkim, kad būtų dinamiškesnis vaizdas. Čia suvaryta, čia veidrodis suvarytas. Durys subraižytos, ane, sulankstyta čia, subraižyta, čia. Ir galinis bamperis dar toj pusėje pabraižytas. Nu, įlyskim į vidų dar pažiūrėkim, o Viduj toks geras purvinėlis, žinokit, pritaškyta kažko, bet irgi daug kvapukų pridėta, turbūt nes kvepia tai baisiai. Va, yra arbegas šovęs, diržai šovė, aišku. Nu, salonas toks purinas, jį reikės valytis, va, matot, visur tokio purvo, bet jisai čia, manau, nusivalys. Tai toj, palaukit, prieikim prie kapoto. Nu, dar staigiai čia, Opa, jį vis tiek jau krausiu konteinerį Lietuvoje, prisiriš iš naujo. Opa. Tai ką aš čia matau? Matau, kad jau motoras bus nušokęs nuo pagalvių, nes jau matot atsirėmęs į tą galinę sienelę. Ir čia jau viskas paspausta, matot kaip, ne? Tai nieko, čia nusardys, atsitems, pasikeis pagalvės motoro ir važiuos turbūt. Šiaip, nu lonžeronai bus kažkiek paėję, matot, vis tiek. Bus kažkiek pakeliavę. Tai ką, šalia Jaguaro va šitas BMW-kas stovi. Einu ieškoti toliau mašinėlių. Pripirkot jūs jų nemažai. Parodysiu šiandien tik tai, ką ruošiamės krauti, kad labai neprailginti video, ne, kad nebūtų labai ilgas video. Tai pasivaikščiosiu, dar turiu rasti Audi Q5. Kažkokių mašinų, žinokit. Tai to atsidarau savo sąrašą ir filmuoju toliau. Tai va, priejau dar Volvo XC60, tokią pirkom iš, jeigu neklystu, iš Alabamos, jeigu nesumeluosiu. Va. Važiavo jinai penktadienį, bet tokį jinai kažkur virtus gavus, nupirkom ją ten paskutiniu momentu, atsimenu, kad labai mažai laiko į aukcioną žmogus parašė. Tai va, matot, visą jinai kažkur, ar čia vertėsi, man panašu, kad vertėsi, matot, stiklo jau nėra, suvarytas, yra subraižytas, sulankstytas šonas, sulankstytas kapotas, sudužus lempa va visa, suvarytas bamperis, grotelės, va viskas suvaryta. Jo, čia 100% jinai kažkaip vertėsi. Bent jau ant vieno šono prigulė kažkaip, matot, ir stogas. Stogas ragai sulenkti, viskas sulenkta, va čia yra jau tokia bukta, kaimietiškai šnekant, ne? Va, yra sulenkta, va matot, stoikelė,
Bet tas šonas dar daugmaž gyvas, ne taip kaip šitas. Va šitas visas suvarytas, va matot, šitas sparnas, lempa nukentėjo, va viskas nukentėjo, čia kaip sudaužė. Va matot, durys suvarytos, sparnas, ratas, bamperis. Dar pabandysiu pakišti po apačią, parodyti, kaip atrodo dugnas, žinokit, nematau, bet matau, kad va radiatorius čia šitas sulankstytas. O kaip ten kas atrodo, žinokit, jau nematau aš pats. Kapotas rašo stak, tai jau atidaryti neis. Žiūrim salonas, čia gal žiūrėkit vyno dėžė. Kas čia yra? O čia nieko nėra. Kažkokie transplant testing. Čia jau geriau ir nelysta, ne? Vežė kažkokia medicinos įranga, ne įranga, transplantacijai kažkokia, ne, dalykus vežė yra. Ir apsivertė turbūt, taip skubėjo, žiūrėkit, dar stogas, o ne, skylės panoraminis. Va. Ir salonas šiaip švarus, gražus, nieko tokio baisaus nematau salone. Va, gale lengvas bardakėlis, visokių daiktų pilna. Irgi dar viena dėžė. Transplantacijų. Nu, čia įdomus bus daiktas jau. Su įdomia istorija. T6 AVD. Bagažinė, turbūt, kad neatsidarys. Va. Nu va taip, jinai nukentėjo, va matot, netgi ir čia dar šitas vamzdis sulenktas. Neaišku, kas ten dedasi po apačią, aš jau, žinokit, pafilmuosiu, bet pats nematau. Bamperis irgi galinis, o visas toks pabraižytas. Čia jau prieš avariją, aišku, buvo nuo naudojimo. Amerikonai, jie mašinų nesaugo. Tai va, einu ieškoti toliau mašinėlių, vieną radau, matot. Einu toliau į reisą ieškoti. Dar priėjom BMW X3 kliento pirktą, irgi krausis jisai, sudėtas krovais, jau man rašė atvažiuojant. Tai va, X3 17 metų, 2.8i, tai čia yra turbininis motoriukas. Va, jinai gavo, pradėkim nuo priekio, ne? Gavo va taip jinai į priekį. Gal kažkaip jinai labiau, žinokit, per priekį ir apačią. Tai pažiūrėkim, kaip ten apačioje reikalai. O apačioje visa išdraskyta, matot, kolonėlę gavus jau yra tepalas pabėgęs kažkoks, tai gali būti ir per karterį gavęs. Matau, kad interkuleris sudaužytas. Va, 17 metų jinai pirko iš draudiminio aukciono. Pardavė draudimas, va, visur yra tokių lengvų įbrėžimų. Va, 17 metų draudimo yra veidrodėlis pabraižytas. Einam dar į galą. Gale vaizdas toks. Irgi subraižė čia, subraižė bamperį šitą dalį. Kaip žinai, ar atsidarys? Ne, neatsidaro. Magnetukas kažkoks mokyklos uždėtas. Trūksta, matot, bakelio dangtelio. Va, yra čia įbrėžimas. Čia. Veidrodis čia pavarytas. Žiūrėkit, suportas padėtas kilimėlio. Va, taip atrodo vaizdas viduj. Čia jau šitas X3 jau su naujaja navigacija, kur yra CarPlay'us. Galas gan tvarkingas, yra panorama. Šiaip salonas labai tvarkingas, kažkas prižiūrėjo. Prižiūrėjo mašinėlę, va matot, viskas tvarkingai atrodo. Šovės vairo airbagas, kelieno airbagas, anos pusės nešovė, šovė šitos pusės, va matote, ne? Šovinis airbagas. Nu ir einam prie važiuoklės tada. Važiuoklė matot ištaškyta visa. Žiūrėkit, ir kabelis kabo pliusinis jau čia viskas bus pajudėję. Man atrodo, va iš šitos vietos traversas bus nurautas, aš taip spėju. Nes ir čia, žiūrėkit, atsimušė, matot, pramušė, kaip kabelis irgi išlindęs. Tai va, važiuoklė atrodo šitaip. Važiuoklė atrodo šitaip, viskas nurauta važiuoklė, kaip matau, ne? Reikės viso kelmo to vadinamo. Nu ir aišku, su dugnu reikalai. Su dugnu reikalai bus įdomus. Va, toks X3-ukas. Dar liko keletas mašinėlių. Pafilmuoju ir lėkiu. Tai va, priejau prie vakaro žvaigždės, tai S55 AMG. Nu čia tai klasika, ką, vyručiai? Vyručiai ir mergaitės, ką? Ot buvo kažkada mašina. Žiūrėkit, kiek purvo atvežė dar. Va toks automobilis atvažiavo pas mus, jau nebeatsimenu, iš kur, man atrodo, iš Karolinos. Važiavo į Savaną, šiandien krausimės į Klaipėdą. Irgi, tai broliai, braliukai, latviukai pirko. Ne, čia nėra skylė. Tik norėjau parodyti, kad yra pabraižytas, aišku, bamperis, pabraižytas va visas dangtis galinis.
Tokia lengvai jau lakas paėjęs, tokia. Pavargęs lakas, taip pavadinsiu, bet atrodo gan viskas neprastai, žinokit, neprastai. Jinai gan gerai išsilaikius, kažkas dar prižiūrėjo ją. Nežinau, didelių defektų aš nematau. Rodo, kad kapotas manęs prašė užvesti, tai nežinau dabar, kaip man tas visas pavyks. Bet va, matot, kažkas čia jau nesueina. Pažiūrim, kaip atrodo vidus. Vidus, aišku, vargtelėjęs. Va tai viskas atrodo čia. Matot, ir vairo jo atsilūpęs ir begas. Čia kažkas lūpasi. Galą pažiūrim. Galės sudėti šitaip ratai. Prašė juos išimti, tai pabandysime juos išrauti lauk iš čia. Sudėti kažkur kitur. Matot. Čia, aišku, gyvybės nėra. Rakto nėra, o čia, žiūrėkit, kažkas buvo, gal koks antiradaras, neįsivaizduoju. O čia jau pridaryta savai. Tai va, rakto nėra, reiks pasimti raktą, o žiūrėkit, dar yra Sirius radio. Sėdynės buvo, matot, su masažu, o kažkada buvo daiktas, ką? Nieko nėra seife, ne. O, gal bus koks ginklas arba narkotikų, tokia mašina, ne? Čia būdavo telefonas, visada žiūrėkit, nėra. O, čia yra padėtas. Nu, rimtas daiktas, ką? Kažkada 90-2000-aisiais jinai buvo labai rimtas daiktas. 2000-aisiais, čia jau ne 90-ais. Meluojam. Va, čia panašu, kad buvo antiradaras, ne? Abiejose pusėse yra tokios lemputės, o ką jas ten daro? Greičiausiai, kad Amerikoje, žinokit, būna antiradaras. Taip pat padarytas. Bose audio. Kažkada buvo rimti irgi reikalai Bose turėti audio. Va, ką dar galim parodyti. Pabandyti reikia tą kapotą pakelt, ne? Žinokit, nifiga jis nesikelia. Ne, nieks nekyla. Tai žinokit, užvesti ir nepavyks. Jo, kaip matau, antiradaras va, čia pajungtas. Kažkas palakstydavo su jam. Tai tokia apžvalgėlė, žinokit, gaila, bet nepavyks užvesti, matot. Kapoto neina pakelt, tai tik tai ratus ištrauksim. Ir jau siūsim į Klaipėdą mes. Labai gaila dėl kapoto, aišku. Nieks nejuda iš vis. Absoliučiai nieks nesujuda. Tai va, tokie reikalai su Mersiuku. Keliauju ieškoti toliau mašinėlio. Važiavo, žiūrėkit, dar tralas, žiūrėkit, kokio Rivianų atvežė. Nu, ne čia atvežė, vežasi kažkur. Kažkur jau veža jos. Tai va, matot. 3 Rivianai, 2 pick-upai. Iš tikrųjų labai noriu nupirkti tokį vieną Rivianą, labai man jo patinka. O atvežė jisai kažkokią tai Hyundai. O ką norėjau jums parodyti? Mercedes CLA, va tokią nusipirko moteriškė pas mus. Susisiekė, sako, manęs negazina mechaniniai defektai. Tu tik sako, pirk. Nupirko jinai Copart aukcione, nupirko iš, bijau sumeluoti, ar tik tai ne Orlando, ten kur buvau. Tai va taip atrodo jos Mersiukas. Viską susižiūrėjo, viską greit susimokėjo. Žinokit, moteriškas yra 5 kart tvarkingesnės klientės negu vyrai visada kažkodėl. Va. Čia slankstyta, sakau, čia paspausta, o tokį sutrukinėja dažai. Visas galas buvo taip turbūt kažkur pavarytas paspaustas, sutrukinėja dažai. Jų, aišku, nesimato nuotraukai. Tik tai priėjus. Veidrodėlis lyg tai gražus. Čia yra pataškuota. Įsuktas kablys, jinai aiškiai nevažiuoja, parduotas su mechaniniu defektu. Pardavėjo nėra, aš irgi tą sakiau, sakau, privatas pardavėjas, jau visai bandžiau tikint nepirkti, o blemba, užakinta. Tai saloną jaučiu, kad aš ir nepafilmuosiu. Visai bandžiau tikint ją nepirkti, sakau, yra rizikos, kad mechaninis gali baigtis blogai, sako, perkam, nesvarbu. Nesugebėjau atkalbėti, žinokit, tai. Va taip jin atrodo. Nu ką, man dar beliko 335 surasti ir Audi Q5, tai einu ieškoti. Priėjau Mazdelę, kur klientas paprašė tik tai parvežti. Jisai nusipirko pats, tai vat jūs klausėt kartais manęs,
ar galiu pirkti pats, užsiregistruoti aukcione ir ar jūs man parvešite. Taip, mums parvežti taip dar geriau. Tik tai svarbiausias numeris vienas dalykas, kad mašina būtų apmokėta prieš paimant, kad būtų nulinis invoices jau. Balance būtų nulis. Kitaip, žinokit, mes prarasim vairuotoją, užsidirbsim neigiamą įvertinimą ir visiems bus bėdų. Tai va šitą Mazda irgi krausis su visu šito kroviniu šiandien. Va matote, jinai 23 metų. Važiavo čia jinai iš velnės, žino kur, Jacksono, Mississippi. Va, tai gerai, kai ištraukiam, šiandien žiūrėjau žinias. Jackson, Mississippi, tornadai, kruša. Va, matot, toks daužimas va į galą atsitrenkė. Jinai visa apklijuota, čia turbūt, kad išdužė stiklai, kad neprieitų vandens niekur. Nauja mašina, 23 metų, tai va, matot, kaip jinai atrodo. Stogas kaip ir sveikas, duris, žiūrėkit, gavusios čia, subraižyta, yra sparnas gavęs, yra veidrodis nubraižytas. Salonas va taip atrodo. Va, iš tikrųjų neblogas visai saloniukas, jau Mazda irgi pradėjęs gaminti mašinas yra neblogai. Va, gale toks vaizdas. Ką aš jums dar norėjau parodyti. Priekį galiu parodyti, kaip muštas priekis. Va, jinai kažkur per apačią gavo turbūt. Va, matot, ratai ištaškė, veidrodį nutaškė, duris suvarė. Priekinis stiklas nematau, bet liktai nematau problemą, liktai sveikas. Va, čia žiūrėkit, įspaudė lempą, suvarė bamperį ir vat vaizdai tokie visi po apačią. Pat žinokit, nematau, tai tikiuosi, kad jūs kažką pamatysit, nes neina normaliai palyst, gan žema mašina. Tai va, keliausi Klaipėdą, jinai jau šiandien rytoj turėtų krautis. Va, matot, kiek mašinų yra privežta. Pilna, bet šneka, kad ypatingai ne Lietuvos klientai pirkimai stoja. Tai gali būti, kad geros naujienos, gal šiais pigiau nusipirkti jų mašinėlę. Mažiau žmonių dalyvauja aukcione. Nes sako, šiperiai visi sako, kad lėtėja biški vežimas, lėtėja atvežamų mašinų kiekis mažėja. Tai, manau, geros naujienos, galėsit prigauti geresnių variantų, jeigu mažiau žmonių dalyvauja aukcionuose, ne? Žiūrėkit, norėjau parodyti dar, ateinu pro šalį, žiūrėkit, Lexusas kaip ir juodas, ne? Pažiūrėkit čia, raudona. O čia bairis, ką? Ai, žiūrėkit, ir visur jis buvo. Vis tik pažiūrėkit, kaip nudažyta. Ką? O čia nelaimė. Visur žiūrėkit, raudona. O taip va, neužsipirkit tokių mašinų hibridė, atsargiai. O aš ką, lėkiu jau, žinokit, į Miami, kaip sakiau. Reikės man šauti į Miami, važiuoti, ruoštis kelionė į New Yorką. Va, taip šiandien šią savaitę tokia kelionių savaitė nusimato. Ir šiandien dar ir Miami krauna, tai nepafilmavau, jau šiandien krauna elektrinės mašinos Miami. Turėjau iškeliauti CR-V, turėjau iškeliauti Priusas, i3 ir Tesla, man atrodo. Ne, EQS-as. EQS-as turėjau iškeliauti. Tai va, matot, mašinėlės važiuoja. Mes kraunam. O jūs hibrytę pirkit, viską parvešim. Nu va, pasirodo visai šalia buvo šitas 335 F30. Va. Kažką aš atsimenu su jo, kad bainiau staigiai pirkom, čia aš pats pirkau. Hebra, čia pirkau, čia mano yra produktas. Čia aš pats pirkau, pardaviau žmogui. Tai va, pažiūrim, ką aš turėjau jam parodyti. Tai va, žiūrėkit, bamperis atkibęs. Čia neaišku, ar jau buvo ar nebuvo. Neatsimenu, bet bamperis atkibo. Matosi, kad buvo, va, viena vieta yra padrėksta. Tai jį užkabino. O jį pardaviau per Instagramo storius. 6.3, man atrodo, suma. Va, jisai kažką užsivertė ant savęs. Matot, į tą vietą kažkur iš čia gavo, bet čia nieks atrodo, tik tai pabraižyta. Čia sulankstyta. Stebuklingai išliko sveikas stiklas. Va, čia žiūrėkit, trūksta to dangtelio. Va, pabraižyta, matot, yra pačia bamperio. Jau čia klasika. Va, čia dar yra lenkimas, tai kapotas ant keitimo, bet žiūrėkit, nu kaip čia stebuklingai, milimetro trūko, kad stiklą užkabinto, va, čia mušimas,
stogas pažeistas, va matot. Jo, tas visos matėsi nuotraukoje. Tai va, tokią aš nupirkau 335, pardaviau. Jo, jeigu neklystu, 6,3 jau čia su visko įskaičiuota į Klaipėdą. 6,3 žalių. Dolerių, atsiprašau. Reikia šnekėti tvarkingai, ne? Tai va. Čia įlenkimas. Sakau, kad man ta mašina kažkur labai matyta. Matau, kad sąraše yra. Tai ją irgi krausim šiandien. Sudėjom jau ją krauti. O dar parodysiu jums saloną. Raktelė irgi gaila nėra. Bet jinai, aš kiek atsimenu, buvo run and drive'as. Va, tas mašinos, jau mato toksai. Salonas iš tikrųjų gyvas. Pišau nosį, va dabar jau pamačiau, kad gyvas. Nenorėjau primeluoti, nepamatęs. Jo, raktas ofise. Rakto jau nėra, nunešiu į ofisą. Va, visokių tokių daiktų. Knygutės nėra, žiūrėkit, raudonai nupūstos. Visas tos plastmasės, matosi, kad buvo aliuminis, nupūtė raudonai. Dadėjo sportiškumo. Na taip, atrodo ta mūsų trojkelė F30. Harman Kardon Audi. Nu, tokia pakrauta. Smagesnė jau šita. Smagesnė jau šita. Tai liko Audi Q5 suras ir man atrodo mano pasirodymas baigtas ir da parodysiu kaip krauna. Nu va, hebrytė ir motociklai. Jūs visi klausėt dėl keturračių ir motociklų. Tai žinokit, visiems iškart pasakau, keturračių nieks nėra pirkęs paskutinius 3 metus. Kas indikuoja, kad jų pirkti neapsimoka. Kainos tiesiog nesigauna matematikos. Klausėt, tai žinokit, į dieną po 2-3 žmonės. Keturračius veži. Toks pats klausimas. Tai po to pyksta, kad neatsakau. Tai į tokius klausimus, hebra, kad reikia Audi Q7 arba reikia keturračių, žinokit, neatsakau. Su manim reikia dirbti taip, kaip jau pasakau ne vienam savo video. Atsiųskit nuorodą, atsiųskit kiek nori statyti, pasikonsultuokit, tikrai padėsiu, bet palei užsakymą arba taip, kad kiek Audi iki kiemo nepykit, praleisiu šitą žinutę. Tai va, yra labai daug darbo, yra žmonių, kuriais reikia rūpintis ir kurie žino tiksliai, ko jie nori ir manau, kad jūs suprasit ir gerbsit mano tokią darbo politiką. O va, noriu parodyti, 325 yra Savana, Miamis, New Yorkas, Houstonas iki Klaipėdos motociklo, 325 pusė kainos. Tai jeigu žiūrit skaičiuoklę, visada turit atimti 325 iš konteinerių. Tai va, toks BMW R1100, man atrodo, nu toks čia stiprokai gavęs, nežinau, ką čia su juo veiks. Aš žinokit, iškart pasakau, disclaimeris, ane? Apie motociklus nesuprantu absoliučiai nieko. Galiu primeluoti, žinokit, dabar. Žinau tik tai, kad kaina tokia. Viskas, ką galiu papasakoti. Va, matot, ištaškytas jisai neblogai, aš nežinau, jį ant dalių pirko, dėl dokumentų neįsivaizduoju. Bet va, nu jisai toks, jau baisokas. Va. Ir šalia Kawasaki stovi. Tai Kawasaki toks, va. Irgi žiūrėkit, visos plastmasės yra aplaupytos, apdaužytos. Yra, mačiau, nuskilęs, va, čia kas veidrodėlis, ane? Jo, čia veidrodėlis. Yra veidrodėlis nuskilęs, plastmasė apgadinta, va, rankenėlė nulūžus. Čia suvaryta. Va, nu šitas dar gyvesnis negu anas BMW, bet irgi vargo matęs, va, matot, bakas įskilęs. Neįskilęs, o kaip čia pavadinti, įlinkęs. Čia subraižytas, sėdynės kampo trūksta, čia suvaryta, čia, va, kažkoks išmetimas anešus stiresnis. Motoras liktai gavęs nėra. O matot, ir čia sulūžė. Čia kažkokia kojelė nulaužta, čia nulaužta. Visokių tokių smulkių, kažkas įsivaizduoja, 100, 200, 300 eurų, va, viskas taip dedasi. Va, čia žiūrėkit, kažko trūksta, ne? Tai va taip atrodo šitas Kawasakis, va, dar čia žiūrėkit. Nu, yra reikalų, rankenėlės va nulaužytos. Va taip jisai atrodo visas. Va. Nu šitas tai jau nežinau, ką su juo veiks. Vienintelis geras dalykas, ką aš matau ant jo, tai va šitas ženkliukas. Viskas, ką aš gerą matau. Tai va. Nu to jos kraus. Eina va X1, eina Vilmanto 5-tukas va tenai. Tiesiai stovi ir šitie 2 motociklai. Tokį turim krovinį. Va, žiūrėkit. Vilmanto. Mano ištikimo gerbėjo įvežė mašiną 528, tai turim progą, žiūrėkit, pafilmuoti jos dugną. Va, o ką mes matom? Mes matom, kad smūgis, žiūrėkit, buvo čia. Nurovė vairo kolonėlę. Yra viso padono trūksta. Yra, žiūrėkit, aprasuojas kaip, pramušė karterį. Žiūrėkit, netgi čia nutraukė kronšteiną. Va,
tepalas, matot, vis dar bėga, netgi dabar tepalas bėga, tai suvarytas traversas, suvaryta vairo kolonėlė, nunešta visa dugno apsauga. Į konteinerį pakrovimą, numeris toks, keliauti jisai į autoverslo sandėlius. Autoverslo mūsų chebra šaunuoliai krauna greitai, kai tik mes dokumentus nusiunčiam, išvežam, iškart iškrauna tą pačią dieną, tai labai smagu su jais dirbti. Va. Čia jau pakrovė 2 konteinerius ir dabar šitie 2 motociklai keliaus irgi namučio. Dar žiūrėkit, tokį lengvą interpėlį padarysiu, žmogus iš Lietuvos mane kreipėsi, atvežė mašiną, sako, jeigu gali parduok. Tai vat tokie Tesla, va čia matot, yra atsilupę dažai, 21 metų, jinai atvažiavo čia pas mane. Va, čia yra jos vinas, čia radau dangtelį reiks įdėti. Va, pažiūrėkim, ką čia turim. Salonas jis atrodo šitaip, jinai yra iš Arizonos, mačiau, taitlas yra Arizonos. Va, jinai tokia pradėta tvarkyti ir nebaigta, aš kaip suprantu jos istoriją. Tai kainą paskelbsiu jau savo Instagrame, parodysiu. Va, taip jie atrodo. Yra visokių tokių lengvų pabraižymų, paspaudimų kažkokių tai. Va. 21 metų, ne, kaip ir minėjau, Tesla Model 3, va, trūksta kažkokių detalių. Yra skilęs stiklas, stogo stiklas kaip ir sveikas, man atrodo. Ne, žiūrėkit, visgi matau, va. Čia yra sudaužytas stogas. Tai va, tokia jinai, jisai žmogus išvažiavo į Lietuvą, paliko mašiną Amerikoje, sako, parduok tu man ją, gal rasi, kas nupirks. Tai chebra, 21 metų Tesla jūsų teismui, jeigu ką domina, rašykit, aš dar pažiūrėsiu iš vidaus, žinot, noriu pažiūrėti stiklą, jo, yra skilęs. Yra skilęs, o taip atrodo jinai čia pas mus. Nu va taip, ruošiuosi krovai dar vieno X7, o va, užbaiginėjo mano konteinerį, tai matot, jau keliauja BMW, R, Kawasakis, ir jau rodytas Vilmanto 5-tukas. Tai va toks konteineris, aš jau žinokit, chebra, daugiau nebelauksiu. Kraus kažko, nekraus, turi sukrauti dar 2 likusius konteinerius, bet aš turiu varyti link Majamio, nes rytoj skrendu į New Yorką. O New York'e aš rytoj jums pafilmuosiu irgi jūsų pirkinius, parodysim, ką sukrovėm, parodysim naujos kompanijos aikštelę, pasivaikščiosim. Tai ir pašnekėsiu būtent, ką ir minėjau, dėl geresnių parvežimo kainų, kalbėjau jau su savininku, sako, atvažiuok, pafilmuok, prašau netgi, sako. Nėra jokių kliūčių, sako, aš kaip tik noriu, kad kas nors pafilmuotų, sako, pareklamuotų. Tai va, kaip matote, Edvino aikštelės, o tos tokios pretenzijos, o ne, kur negalima filmuoti, tai labai keistus atrodo, kai žmonės kiti tiesiog kviečia, laukia išskėstom rankom, ne? Tai va, matot, motociklų kiek privaryta. Tai motociklų kaina, aš jau, ne, daug kartų pasakiau, 325. Va, stovi jie visi čia išrikiuoti, laukia savo eilės. Matot, nemažai tų daiktų. Va, atvažiavo va dar tralas, aš irgi turiu sulaukti savo Audi Q5, man atrodo, bet nežinau, ar spėsiu ar nespėsiu sulaukti. Jeigu ką, paliksim filmavimą kitam kartui. O toliau, ką aš dar norėjau parodyti, dar yra iš tikrųjų Tesla viena, kurią atvežė vietinis pirkėjas, tai reikia ją sužiūrėti, reikia ją sufilmuoti, gali būti gal ir šita, va, pavyzdžiui. Iš tikrųjų, nežinau, reikia ją surasti, va, mano trečiukas, o neatsimenat. Ir pafilmuoti jums. Tai būtinai parodysiu, padarysiu tai. Būtinai tai padarysiu. O ką? Turbūt susitiksim naujose video, jeigu šiandien jau nebeturėsiu jums ką parodyti. Susitiksim New York'e, pafilmuosiu New York'e, pamatysit, kaip vyksta darbai ten. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, labai daug susilaukiau teigiamų emocijų, komentarų ir žinučių ir daug su įrodymais, netgi kaip žmonės yra nukentėję, pradėjo rašyti savo istorijas man į Instagramą, į WhatsAppą, tai rašykit, viską surinksim, viską sukomplektuosim, kažkada padarysim apžvalgą, kaip apgaudinėja ir kokių variantų būna, kaip jūs mausto kiti tarpininkai. Tai yra labai įdomu paskaityti, labai įdomu dekonstruoti tas istorijas, tai nebijokit, dalinkitės, tikrai padėsiu jas išspręsti. Tai ačiū jums, chebryte, iki.